Iš Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų atėjo fariziejų, kurie spęsdami jam pinklės klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo. Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį įstatymą. O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria? Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jį svetimauja. Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs Jėzus užsirūsino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis juos laimino apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie vieną svarbią vertybę. Kai kurie sakytų problemą, bet sakau vertybę. Ir šiandien noriu kalbėti su jumis apie santuoką, kuri yra tikrai didelė vertybė ir šiandien šią vertybę ištiko krizė. Jau nekalbėsiu apie skirtumą, kaip žmonės pradeda suprasti santuoką arba šeimą. Šitą palikime kitam kartui. Šiandien noriu pakalbėti apie tuos, kurie vis dar tinkamai atrodo supranta šeimą, kurie tarsi ruošiasi šeimos kūrimui ir kuria šeimą, tačiau statistika rodo, kad kažkas negerai. Beveik 50% žmonių pirmaisiais santuokos metais išsiskiria. O kas vyksta dar toliau? Vyras ir moteris besiskirdami dažniausiai galvoja apie tai, kas jiems yra geriausia. Užmiršta ne tik tai, kad vienas kitas skaudina, bet užmiršta apie tai, kad nuo to dažniausiai nukenčia ir vaikai. Kodėl? Kodėl tiek daug žmonių, kurie prie altoriaus vienas kitam atrodo ištikimai ir karštai prisiekia ištikimybę, po kurio laiko nutarė gyventi atskirai? Norėčiau šiandien jums pateikti savo gyvenimo truputėlį pavyzdį. Štai už manęs jūs galite matyti kalnus. Kalnus esančius netoli Mestija kaimelio Gruzijoje. Kalną, į kurį visai neseniai aš kopiau. Specialistai arba tie, kurie dažnai kopia, sakytų, 2740 metrų. Ar čia kalnas? Žymiai aukštesnių yra, užkopiam ir nieko. Tačiau štai aš, kuris visus metus atrodo darbuojasi, per mažai matyti skiriu pasiruošimui laiko. Per mažai fizinio krūvio turiu, per mažai sportuoju ir štai galvodamas, kad esu pasiruošęs, leidusi šį žygį. Ir patikėkite, dėkui Dievui leidusi ne vienas. Leidusi su kitu kunigu, savo draugu. Ir dėkui jam esu čionai užkopęs. Tačiau pakeliui ne vieną kartą. Ne vieną kartą norėjau nusispjauti, norėjau sustoti, nes atrodė širdis iššoks pro gerklę. Buvo toks krūvis ir toks nuovargis, kuriam aš nebuvau pasiruošęs. Ir matyt, jeigu būčiau ėjęs vienas arba būčiau ėjęs su kitu savo draugu, kuris lygiai tiek pat būtų nepasiruošęs, kaip ir aš, greičiausiai pusiauklėje arba dar anksčiau būtume sustoję ir pasakę, gal pažiūrėkime į tą kalną iš apačios. Tačiau šis draugas, kuris ne kartą kopė, kuris ruošėsi tam kopimui ir šį kartą ir kitus kartus, jisai žinojo, ko laukti. Jisai buvo pasiruošęs, jis treniravosi. Panašiai, manau, yra ir su santuoka. Žmonės, kurie nuo pažinties iš karto peršoka į tą etapą, kuris turėtų būti skirtas tik tai santuokai,
tarsi pradeda kopinėti tą malonumą, kai tu esi užkopęs, kai tu matai fantastišką aplinkui esantį vaizdą. Ir gera, malonu ir atrodo viskas taip visam gyvenime ir bus. Ir štai jie susitokia, nepasiruošę susitokia. Ir pasirodo, kad jie dar nėra kalno viršūniai. Kad ta viršūnė yra labai toli ir bekopiant staiga pasirodo, kad ta santuoka yra ne tokia, kokios jie tikėjosi. Kad tas kitas žmogus nėra toksai, kokį jį buvo įsivaizdavę. Kodėl? Todėl, kad jie nepasiruošė. Daugelis žmonių prieštarauja ir piktinasi, kada bažnyčia bando truputėlį padėti jiems pasiruošti. Kiek tai įmanoma teorinėme ir praktinėme lygmenyje. Kada sukuria tam tikras, atrodo, kliūtis, kad žmonės galėtų suprasti, įsisąmoninti ir gerai pasiruošti šiam santuokos sakramentui. Šitaip žmonės sugriauna savo gyvenimą. Šitaip žmonės netenka savo gyvenimo. Panašiai kaip žmonės, kurie išeina į kalnus nepasiruošę arba grynai pasitikėdami savo jėgomis. Tačiau santuoka, kuri yra panaši į kalną, yra žymiai daugiau negu kopinėjimas kalnuose, negu laipimas po juos. Tai yra viso gyvenimo kelionė, kuriai reikia ruoštis. Brangieji, santuoka tai dovana. Pasiruoškite priimti dovaną. Būkite drąsūs ir nepasiduokite vilionėms ir iliuzijoms, kad be pasiruošimo arba pasiruošimo tik taip, kaip jūs įsivaizduojate arba pasaulis siūlo, jums pavyks tinkamai po to santuokoje kopti. Dievas mūsų kūrė ir žino, kas mums yra geriausia. Todėl šios dienos Evangelijoje kalbame ne tik tai apie santuoką, kur yra neišardoma ir visam gyvenimui, bet kalbame ir apie vaikučius, kurie su pasitikėjimu ir atvira širdimi ateina pas savo tėvą ir priima visą iš jo, ką tik tai jisai jiems duoda. Būkite palaiminti, būkite pasirengę ir nepaleiskite vienas kito santuokos kelyje. Amen.